Sveiki bendrakeleiviai, jau tikriausiai silkių ir visokiausių mišrainių privalgėt, tai sveikinu su jumis su praėjusiam, su esamom šventėm, o mano šventės kiek kitokios, nes kas sekat mano nuotykius, jau esu kelis mėnesius, keliauju per Aziją, bet pagalvojau, kad kūčios yra kūčios, būtų visai smagu prisėst prie stalo, kadangi esu kelyje, mamos mišrainių teks palaukti iki kitų metų, o pabandysiu paimprovizuoti, pasidaryti, nepažadu, 12 gal patiekalų stalą ir pakviečiau svečius bendrakeleiviai iš Pietų Korėjos, tai supažindinsiu irgi su mūsų šventėmis, kūčiamis. Ir kritikams galiu pasakyti, kad nesu virtuvės šefas, bandysiu improvizuoti su patiekalais, kiek atsimenu irgi iš šeimos receptų, tai viskas improvizuota. Per daug neimkit, viską rimtai ir keliamės į virtuvę. Net nežinau, nuo ko pradėti. Pradėjau virt bulves, tai bandysiu padaryti baltą mišrainę. Kiek žinau, reikia bulvių, morkų, žirnelių, raugintų agurkiukų ir majonezas. Aš improvizuoju, aš net nežiūriu recepto, tai kaip gausis, taip gausis. Man atrodo, tai yra visi ingredientai. Aš turėčiau dabar keliaut, ne morką skust. Kas čia per pamastymai? Tai verda bulvės, morkos, nežinau, kiek laiko reikės palaukti, aš irgi laiko neskaičiuoju per daugiausiai, kaip ir laimingi žmonės neskaičiuoja laiko, tai patikrinsiu, kada išvirs, su peiliu. Tai pirmas patiekalas balta mišrainė, antras patiekalas tebūnie bus krabo salotos. Tai ryžiai, krabai, žirneliai, kukurūzai, majonezas. Ir viskas, man atrodo. Aš dar nieko nepadariau, bet jaučiuos pavargęs. Branginkint savo mamas, kokį sunkų darbą atlieka per šventes ir ne tik gaminant maistą. O dabar agurką pjaustau, jau pradėsiu daryti krabų mišrainę, kaip paprasčiau agurkiuką supjaustyti. Mokat? Nu, nėra tobula, bet pasidarykit va taip. Ir tada labai gražiai susipjausto. Susikaupimas maistą gaminant tai didžiausias. Čia ne koldūnus virt, aš jums tai pasakysiu. Nieks nemato, agurkiuką padegustuokim. Pomidoras į krabų mišrainę. Žinot, kad reikia išpjauti šitą žalią dalį. Vat matot šitą? Visada išpjaukit. Man viena gydytoja pasakė, kad negerai valgyt, tiek ir pakako. Dabar kiekvieną kartą išpjaunu. Parašys kažkas į komentarus, tai ką tu pjaustai, sveikiausia dalis, čia reikia valgyti, daugiausia vitaminų. Nejuokinam. Aš čia begaminant privalgysiu tiek, kad nieko nebenorėsiu kaip pomidoras. Pasipjausčiau agurkiukus, pomidoriukus, prisiminiau, kad turiu tuno. Tai galima tuno salotų padaryti. Tai būtų salotos, agurkiukai, pomidorai, svogūnas gal, lydus, smegenis nuo to patiekalų jau. Bendrakeleiviai, pirmos problemos gaminimo. Pervirė bulves. Nežinau, kaip man dabar čia jos pjaustysis. Tikėtina, bus problemų. Gamini ir mokais, tik tiek pasakysiu. Nieks negimė profesionalais, teisingai? O į duris kažkas beldžia bendrakeleivė gal? Jau į svečius atvyko, kad aš dar nieko nepagaminęs. Secret code. Potatoes. Labas. Oh Don't look at this disaster, don't. It's okay. Hi. Hi, how are you? Svečiai pasirodė laukti, nelaukti, bet kad šefas tai lėtas. Dar nei vieno patiekalo ant stalo nėra. In Christmas Eve 24, we make 12 dishes. 12. Yes. So I'm gonna try to make 12. I'm not sure about the exact answer, why 12 dishes, but I think like there's some sort of religion thing, but I think the true of 12 dishes is just 12 months. 12 months. And every month means like 1 month, one dish. And people like say thanks for successful year.
Like, Okay. this At is the end of the yeah, 12 dishes, 12 months. So I'm not sure if this is related specifically to months. It's just one dish for 1 month, and and that the year was successful. Probably some people will comment and say that it's religion thing. Even before we had like 9 dishes, 7 dishes. We can read some historical things, but now in modern times we have 12 dishes, and I would say this is kind of really simple meaning. It came from traditions probably, and so we're gonna say thanks to our 12 months, your travel months, my travel months. So if you will make something from your side Korean, it's gonna be a good guest for your year and next successful year. So bendra keleivė truputį padeda, kiaušinukus uždėjo virt, nes irgi bus ingredientas baltai mišrainiai. Gal dar kažką sugalvosiu. O dabar vat morkas irgi pjaustau. Tai kol kas ties 3 patiekalais dirbu. Daug darbo nėra, kada nei kalbėt, nei pakomentuot. Žirneliai, morkos, bulvės, svogūnas, gali iškabut. Kartais raugintas agurkas, pamarinuotas, jeigu neturi agurką rauginta, gali būti žalės, biškintokos. Ir sužvalgyti irgi mėgstu šviežią agurką prasti. Receptuką gavome iš šeimynos panašų baltos mišrainės, bet aš dabar pasimečiau, pjaustau agurkiukus, turiu žirnelių, verda kiaušinukai. Nu, artėjom prie vieno patiekalo pabaigos galbūt. You know, now people will think that you are making everything. no. You come, you make everything, but I was having so hard time in the kitchen. Yeah, I will feel bad. I think it's not easy. Nesakykit bendrakeleiviai, kad man čia padeda per daugiausiai. Labai širdis skaudės. Nes aš tiek vargstu čia su tom mišrainėm. Reikia žinot, ką dėt, kur ką dėt, ką daryt, kaip daryt. Tai va dabar kiaušinuką jau baigiu supjaustyti baltą mišrainę ir žiūrėsim, kas čia gausis. I think I'm done. One dish is done. White salads. You want to try it? I like it. No, it's good. Good. I know this potato salad. Potato, yeah, with potato. Pirmas patiekalas baigtas, įvertinimas kol kas geras. Liko dar 11. Look, don't eat everything. We need to have something on the table. He knows how to make the salad. You know what? I called my mom. Really? Yeah. I knew the recipe, but just to make sure. We have this salad too. Really? Yeah. Is this the same or a little bit different? It's not traditional, but we eat this salad when we go to something like restaurant. Oh, restaurant, yeah. Mmm. Oh my God, who made this? Really good. I'm not lying, really. Pirmas patiekalas. Keliauja ant stalo, pažiūrėkit. Grožio įsikūnijimas. Svečiai bendrakeleiviai, nesuvalgykit mišrainės. Pirmas patiekalas. Pasėdėkit, neragaukit. Dar vienas mano toks vienas iš mėgstamiausių patiekalų yra tiesiog virti kiaušinukai. Ir labai nesudėtinga juos paserviruoti kaip patiekalą, majonezas ant viršaus. Tada galima žirnelių pabarstyti irgi. Geriau laikosi su majonezu. Ir labai tada skaniai valgosi. Nesuvalgėt bendrakeleiviai baltos mišrainės. Uždėjau agurkiukų dar, kad gražiau atrodytų. Antras patiekalas liko 10. Tai ką dabar bandysiu padaryti? Tuno salotas. Turėtų būti pakankamai viskas paprasta. Ir žinau, kad negalima pjaustyti salotų, nes praranda savo savybės, bet nepykit. Šiuo atveju aš noriu gražiai susmulkit. Tai naudosiu peilį, bet pasakys profesionalai, ką tu salotas pjausti, ar tau su galva negerai. Noriu gražiai supjaustyt, galėčiau bandyti ir suplėšyti gražiai, bet norisi labai susmulkit. Tai labai nepykit. O tuno salotom tai čia turėtų būti pomidorų agurkiukas, ką buvau susipjaustęs. Ir kas dar?
žirneliai, gal dar kukurūzų įdėsiu, vat. Try it. I need your rate on tuna. I don't trust you anymore. You say good, good? Aš jau pradedu įtarinėti, kad bendrakeleivė skonį prarado nuo mano maisto. Bendrakeleiviai neliūdim, dar vienas patiekalas, tūno salotos atkeliavo. Kaip čia laikosi patiekalai 3? Nesuvalgykit. Šefukui nuotaika vat jau kokia. Ir pasivaišinkit va saldumynais, dar mišrainės čia palauks. A kas baltą mišrainę jau paskanavo, matau, pirštas buvo įdėtas į vidų. Ir vat vaisiai, keksiukai, obuoliai kriaušės, viskas čia labai sveika. 4 patiekalai. What kind of sushi you making? Tell us. This is Korean kimbap. Korean kimbap. Tuna. But you guys will see like sushi bar maybe. But it's different. A little bit different. We Korean eat a lot of this. This is the hardest part. Oh my god. I don't know. It's going well. Don't give up. Tai dabar pagaliau atėjo eilė krabų lazdelių mišrainiai. Ir daug nieko nedėjau, tai turiu kukurūzai, ryžiai, agurkiukai ir krabų lazdelės. Let's give a taste for expert. This should be so unusual for you because you know rice very well. Taste is good, but just strange. A lot of mayonnaise with the rice. Yeah, maybe I did too much. But for you, this dish is very sensitive because you eat rice with nothing. But Like a side dish. yeah, taste is good. Good? Yeah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai nauji patiekalai yra ryžių mišrainė, turim sušius, turim duonos. What happened? Nothing. Nothing? 5 dishes left. 5 dishes. We have only 7. Šefas yra pavargęs. Aš jau nebežinau, ką pagaminti. 7 patiekalai, dar 5 reikia. Nu reikia improvizuoti dar. Kyla mintis, ką pagaminti. Pažiūrėjau į duoną ir... What is this? Tell me. You know, usually we don't drink at this No? evening. Yeah. No, I bought just for today. Why? But Why not? by traditions, it's like not good. No good? But in modern times, people... I think there's gonna be 8. People can hate me or not. 8. We have So 8. we will count this one as a dish, yeah? Pesto padažą turiu, tai padariau su muštinuku. Va, dar vienas patiekalas keliauja ant stalo. Tell something. Okay. So can we eat? No. Oh my god. I forgot to tell you one thing. We don't eat. Oh, okay. This is just a view. That's okay. Maybe. So you just have a look. And that's it. Yeah, it looks nice.
Tai bendrakeleiviai, vaišinkitės, vat, visko, mišrainėlės, žuvis, vat, ką tik šviežiai iškepta neparodžiau, užkandukai, viskas, tai pasistiprinam. Paskutinė vakarienė prieš Iraną. Žinokit, net alkį praradau gamindamas. Visas procesas įdomus, bet labai sudėtingas. Tai pagarba, kas gamina, kas ruošia kūčių, kalėdų ir kitų švenčių patiekalus. Pagarba jums. This is funny because we used all plates. Usually we should have separate plates, you know, to add stuff. But we are fine. We can use spoon and eat. So, welcome to Lithuanian Christmas Eve. Wow, that's a lot. 12 dishes. Yeah. Which one is your favorite? Which one do you like to choose at first? I think I'm really like crab salads, but I missed white salads too, so maybe I think I will start with those. I have no idea from where to start. You're starting from this fish, right? Yeah. Padariau dar čia tokius salatėlius su pupelėm, bet neragavau, įdomu paragauti. Jau tos 12 patiekalų surink. Ir va toks užkandukas. Kukurūzai. Tai ką valgom? Let's eat. Enjoy. Wanted to know about your country more, like Basketball country. basketball. Yes, we have many NBA players. We are real obsessed with basketball. We have interesting food. You learned some potato. Yeah. It's not just about potatoes. I think our kitchen is good too. And people are nice. We are not scared of foreigners. We like travelers. This is not a Lithuanian thing. You have to respect culture. Get a spoon or fork. I'm joking. You can use whatever you want. So, which dish did you like most? Or top 3, if it's easier to mention. Yeah, I like this fish Fish. and this salad. This. Potato with something, Yeah. with the vegetables. And this one, at first, Crab. yeah, I was kind of strange with this rice salad, but Yeah. I think I like it. Bendrakeleiviai, linkiu jums gražių naujų artėjančių metų. Tai tikiuosi, kad keliausim toliau kartu. Įsidėkit šiltos aprangos ir ruoškitės. Pilnais skrandukais važiuosim į Iraną. Čia pavalgysim dabar už visus metus ir važiuosim į Iraną. Tai kol kas naujienos tokios ir man atrodo dar susimatysim tikrai. Tai dar neatsisveikinam. Sveiki sugrįžę į Jerevaną. Taigi juokauju, sveiki sugrįžę į Jerevaną. Kiek mane akmenim užmėtėt jūs dėl miesto pavadinimo ir raudonų plytų, tai sugrįžom į sostinę ir einu tepalo nusipirkti čia, kaip ir auto turgus, nes multivanų jau reikia keisti tepalą. O dalis kaip pardavinėja. Nu, man amortizatorių ir spiruoklių nereikia, man reikia tepalo. Nepanašu, kad čia tepalas. Va čia daug tepalo. Matau, turi motulą. Į savo busiką pilu 1040 lyg į molį, bet šiuo metu man gamintojas nelabai aktualus. Svarbiausia, kad būtų pilna sintetika ir 1040. Ir gerai būtų tepalo filtrą nusipirkti, nes turiu vieną bagažinį, bet visada norisi vežiotis vieną atsarginių atveju, jeigu jau niekur nerasčiau kur nusipirkti. Čia toks automobilių dalių turgus panašiai kaip ir pas mus. Akumuliatoriai, valytuvai, kilimėliai guminiai, ant vairų vat užsidėt. Dalis. Įrankiai. Čia irgi va dalių parduotuvė. Tepalo filtrą gal gausim. Aš kai visada man filtrą perku gamintoją, tai man ir norisi man filtrą. Čia panašu neturėsiu, žiūrėkit, Maskvyčio Zilo dalis pardavinėja ir Lados. Nerasim. Vyrukai žaidimų žaidžia turguje, o man tai tepalus reikia surasti. Lada dalis, vat.
Lada prie Lados dalių. Čia kiek daug tepalų visokiausių gamintojų. Nei vieno aš to gamintojo nežinau, nu gal kai kuriuos esu matęs. VW, Volkswagen T4, Volkswagen T4. Volkswagen. Автомобиль, да, Volkswagen T4, да. Yeah, we Bir have. varken Chorsi. 10, 40. Ha, как? Да. Ben Yes, тут автомеханик. Да. А Motul? Motul не? Motul, yeah. Motul, no. Ah, yeah. 10, 14, no. Motul, Vienal, да. no. Renault. Very good oil. Very good. Vienal. German technology. German Technology. Vienolis. Tepalas. Geras ar negeras? Radau savo tepalus. Va tokius pilu. 10-40. 5 litrai. Įdomu, kokia kaina. Nebus čia kokia kopija. Gali visko būti pripilta. Šuniukas miega. Labą dieną. Po kiek tepalai šitie? 5 литров, 6 литров можно? Это 5 литров, а 6 1 литр один, да? Проблема. Liter och liquimoli. Микс. Микс. Не. Ну, я не знаю. Volver. А страна Volver? Germania. Германия? Германия? Ну, я ликви моли фан. Ликви моли фан. Sako, įpilk 5 litrų likvi molio ir įpilk dar litrą, ten parodė kitą tepalą ir viskas bus gerai čia. Į viską labai paprastai žmonės žiūri. Ką prisiminiau, kad turiu litro tepalą, tai kaip ir galiu nusipirkti ant tą 5 litrų ir viskas. 6 litrai bus. Problema išspręsta. Ir teks naudoti tepalo filtrą irgi iš rezervo ir nusipirksiu pakeliui dar šitoje šalyje į atsargą filtrą. Tai va toks tepalas iš turgaus. 50 eurų ir tikiuosi, kad vandens nebus pripilta. Kaip perki iš tokių vietų, tai gali viską galvoti. Ir mano litriukas. Tai 6 litrai Volkswagenui ir panaudosiu savo tepalo filtrą, taupant laiką ir nusipirksiu pakeliui į atsargas vėl. Tai dabar liko pasikeisti tepalus. I'm really surprised that you're working at Sunday. Nice to meet you. I bought some oil. Turim va tokį servisiuką. Ir sekmadienį tepaliuką pakeis žmogus. Is this your first maintenance of this car? Yeah? So what do you usually fix? Ladas? Ladas here. Nivas? All cars that are too many in Armenia. Too many, yeah. But this kind of car you can find, I don't know, maybe 10 10. like this. But it's old car too, 97. Yeah. I changed the clutch during this trip. Yes. I had a problem. In which country? Turkey. Turkey. In Turkey also a lot of masters that Yeah? serve this car. Yeah. Look, this one. You can Yeah. This one is good, Yeah. you know? You have a little bit click. Yeah, I Here can hear that. also. Yeah. I think it won't break until you get to your place when it will be comfortable for you to Okay. do some repair. Okay. Dugnas atrodo šiai dienai toks. Viskas kaip ir čia gražu. Bet atvažiuoklė parodė jau šiek tiek važiuoklės yra pažeidimų. Reikės turėti omenyje. Tikrai dar ne kritinė, bet jau važiuojant jaučiasi kai kuriais atvejais. Dugnas kaip atrodo. Norit tokį dugną turėti? Pas Arvidą važiuokit. Arvidas. Meistras. 12 000 numyniau su padangom. Protektoriaus tai va dar daug. Važiuoklė, jeigu labai kritinė, o po Irano gausis bus galima pasitvarkyti kokiam Uzbekistane ar net Kazakstane. Where did you fix your car? In Mongolia, but did you fix as well in Kazakhstan? Uzbekistan. From Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan, which was the best service for you? Country. For repairing? Yeah. I think most of them it was nice. Center. Yeah? Yeah,
Yeah, they do. Okay. No, this is the oil. No, no, no. It's you need to put all here, man, not there. It is not a strange thing, you know. Some people maybe I can. usually meet some kind of people that don't know what it is and what it is. There is some original oils Yeah. in Armenia. Not- Okay, what oil you usually put local people? What brand? Look, for example, I advise all my friends and clients Yeah. Mobile, Mobil, Total, Total. French oil, you know. Yes. And because I use them and I'm now sure that those are very high qualified. But this is I bought from market, so like a car market. You know that once. maybe there, yes. Yeah, maybe maybe this is There, nothing. yes, there maybe. And how much you pay for 5 liters? If you say, I can Okay, 23,000 23,000 for 5 liter. for 5 liter, 1040. Maybe it can be original. Yeah. Yes. Tepaliukai busikui pakeisti, tai sumokėjau 7 eurus už tepalo pakeitimą ir dabar vėl galėsiu važiuoti. Šiek tiek peržengiau ribą, virš 10 000 kilometrų pravažiavau, nes planas yra keisti kas 10 000. Tai galima, aišku, ir važiuoti 15 000, bet ne, aš planuoju keistis kas 10 000, kur bus galima pasikeisti. Na, jeigu kokia kritinė situacija, tai gal ir tempsiu iki 15 000 ir tai nebus katastrofa. People are so crazy about our meeting story, but it's funny that we already told them. Yeah. We met in Tbilisi Yeah. to speak about travels because you are traveling with your car, I'm traveling with my car, and this is the story. Yeah. What else should we say? I mean, I never seen like traveler like you Yeah, with a band yeah, because I was in Central Asia for a year. yeah. But I was so nice to see you. Tai va tokia susitikimo istorija suvedė bendra kelionių tema, nes mergina keliauja su savo busiku iš Azijos į Europą, o aš keliauju atvirkščiai iš Europos į Aziją. Tai va susitikom, pabendravom apie keliones, įsiruošėm kartu į Armėniją, pakeliavom ten ir kas čia žino, gal ir nukeliausiu ir Pietų Korėją, ir gal atvažiuosiu ir į Lietuvą, tai man atrodo dar tikrai bus galimybė susitikti. O dabar nueikim, pažiūrėkim, kaip atrodo busikas, kaip ten įsirengusi mergina ir kaip jai sekasi keliauti. Tai paklausinėsim šiek tiek apie jos kelionę. So can you tell us what is the brand, what is the model of this car, which year? This is Kia Bongo 2005. My engine is J3, if you know that, the model, and diesel. Diesel. Oh, Yeah. So, diesel vans, okay. and I can say 2.9 liter I have. Okay. I'm not sure in English how can Yeah, I it says. explain it. But anyway, I like this car so far. Did you have any problems with traveling? Of course, yes. Oh Yes? my gosh, What happened? I changed my engine, Uh, replaced it in Mongolia. Labai keista, kad šitas modelis turi variklio skyrių po priekinę keleivio sėdynę, tai jeigu reikia kažką patikrinti, reikia atsidaryti priekinės dureles, pakelt sėdynę. Aišku, yra kažkiek ir variklio skyriaus po šituo nedideliu kapotu. Įrengta stogo bagažinė, kopetėlės. Čia daug daugiau darbų padaryta nei pas mano busiką, nes aš irgi planavau pasidaryti stogo bagažinę, neužteko tiesiog laiko. Bet kiek matau, dalykas tikrai praverčia. Padangų įsidėti, nes dabar pas mane užima daug vietos padanga. Living room, I see a bed, very small bed, how do you sleep? Comparing to my king side bed, it's like nothing. Yeah, but I'm small, so it's okay. I like the wood here. Yeah. Is this like fridge? Yeah. Fridge. That's what I told you. The bed is so small. I mean, yeah, for you it's okay, but imagine me sleeping here. You're gonna die. So this is where you cook your food, right? Yeah. Usually you cook inside or outside, because outside looks very comfy. Yeah, sometimes outside, sometimes inside. Inside, okay. And what is this? Is this like a emergency tools to survive on the road? Yeah, I have 2 tanks. Two tanks. Oh my God. Many guys commented
Hey, you're always running out of gas. You need these two. You need this. Yeah. Did you build that van by yourself? No, I built this van with my younger brother. He is really talented guy to doing these things. So we built this. Everything together, right? All the... Yeah. Okay. Tai va toks būsikas, keliauja mergina, viską pilnai įsirengus. Čia palyginus su mano būsiku, tai aš tiesiog lovą turiu ir viskas. Pas mane net nesiskaito kaip kelionių būsikas, tiesiog paprastas būsikas. What's the most hardest part, difficult part by traveling with van? Because you need to always, all the time, you need to carry your car. But car is a machine. Anytime you can, no, you can. It's broke yourself, or you can broke by self. So because you- it's getting older. Yeah. Yes. So you're saying the hardest part is to maintain the car so you can keep traveling, right? Yeah. What's the hardest part traveling as a girl with this kind of type of trip travel? Okay. I think I'm not really strong enough physically. Because when I need to like hold really heavy gas, like 20 liter, or when I go to the supermarket, I buy so many things and it's so heavy. So as a girl, physically, I'm kind of, Okay. Needs. Okay. What do you like the most by traveling with your van? I think most of things I like is so comfy. You are just traveling with your home, in your home all the time. So I have everything in my car. Tai čia mūsų keliai išsiskiria su bendrakeleivė. Aš iškeliauju į Iraną, ji keliaus per Turkiją link Europos. Ir kas čia žino, gal mūsų keliai vėl susitiks. Say bye. Bye. Ačiū, Ačiū. guys. Give me bučkis. Tai nėra ko liūdėti, jeigu būsit geri ir mandagus, galbūt bendrakeleivės paprašysiu prisijungti prie kitų kelionės etapų, o galbūt suplanuosim visiškai naują kelionę kitais metais, pavyzdžiui, Pietų Korėją. O dabar aš noriu grįžti prie bendrakeleivių rubrikos, pakankamai tikrai seniai turėjom, o jūs manęs klausėt ir klausėt daug. Vienas iš klausimų, kad noriu matyti daugiau serijų, kodėl nėra daugiau serijų. Tai buvau užsiminęs kažkurioje serijoje, kad dingsiu kurį laiką, aišku, buvo ir konfliktai, kuriuos reikėjo išspręsti. Tai kad darbavausi, nes keliauju jau apie 4 mėnesius, tai savaime suprantama laikas, išlaidos ir reikia kelionės biudžetą pasipildyti, tai pasidarbavau, o kas reiškia, kad judėsiu dabar toliau, pilnu tempu ir per Iraną keliausiu, tai matysit mane tikrai dažniau ir sekančius kryptis judėsim dabar į Vidurio Aziją, tai po Irano judėsim link Kazakstano, bus viena irgi iš stotelių, kas norėsit galėsit išlipti, o galbūt ir net įlipti būsiką ir keliauti toliau. Bet geriausias planas yra jokio plano, tai daug ir neįsiplėsiu apie sekančias kryptis. Ir kiek šiai dienai esam nuvažiavę nemažai, 13 000 kilometrų ir keliaujam jau apie 4 mėnesius. Nu taip, bent mėnesis 2 išsimetė ir dėl mano darbų, ir dėl konfliktų, bet kelionė tikrai niekur nedingo. Ir jinai tęsiasi kažkuriuo atveju ir tęsis toliau. Kodėl kelionės tematika konfliktų beieškant? Tai kas mane seka, mano turinį tikrai žino, kad keliauju į konfliktinę šalis, karo šalis, kur vyksta neramumai, protestai, kur situacija gali pasikeisti labai greitai. Ir šioje kelionėje niekas nesikeičia, nes tikrai lankom ir konfliktinės šalis, sudalyvavom protestuose ir turėjom šiek tiek konfliktų. Tai tema pati kalba už save, kas vyksta šioje kelionėje. Net kartais pats asmeniškai nežinau, kas mūsų laukia toliau ir tai labai mane džiugina ir tikriausiai džiugina jūs, nes, neaišku, kur mes čia nuvažiuosim, o jau net nekalbu, kad mano vienas iš pirmųjų serijų pavadinimų yra aš nežinau ar grįšiu. Tai tikiuosi, kad taip, bet tikrai dar nesiruošiu grįžti į Lietuvą, nes yra dar daug planų, daug kilometrų,
daug dar reikia suvažiuoti. O dabar didžiausias padėkos bendrakeleiviams, kurie tęsia kelionę iki šių dienų, kurie neįsigando nei konfliktinių situacijų, kurie visada palaikė. Tai ačiū Jums labai. Didžiausias padėkas skiriu Vaidui Jogminui, Geduksui P, Laimonui, Arvydas esu. Tai ačiū, kad visada palaikot ir prisidedat prie kelionės. Esu be galo dėkingas bendrakeleiviams už kantrybę, kurie išlaikė savo galiojančius bendrakeleivio bilietus. Tai ačiū Kauno BMW fanui, Simui, Mantui D, Kristinai D, Sauliui P, Bir Laveriui, Remiui P, Arnui A, Mykolui A, Dariui G, Vytutui R, Sigitai, Mariui, Agniai P, Audriui K, Ryčiui B, Erlandui T, Pauliui T, Migliai Ž, Badžeriui, Karoliui, Erniui, Ovidijui, Titui Š, Dariui S, Mantui Kuzinui, Andrėjas, by Zydris Life, Mindugui Peckiui, Loretai Vasilieniai, Kristinai Jana, Jurgelevičiūtei, Matufai, Ramui Ramaškai, Daruliui K, Jolantai ir Karolius, Nerijui Montvidui, Dominikui Tutkui, Gediminui Teresevičiui, S. Castlevania ir Deimantui 47. Siunčiu didžiausius linkėjimus Livetai ir Skirmantei, Jovitui ir Povilui, Kristinai M, Dariui L, Tomui J. Toliau nesibaigiančius padėkos bendrakelėjams Freedom, LDK, W463G, Loretai Vasilėliniai, Mr. and Ball, Danutė Gris, Gidas Ignas, Angry Bird, Davidui, Jurgiui Karazinui, Lithuanian from Above, DJ Plotas, ačiū labai, Darius Jankauskas, Mobilusas, Rūta Kuokštys, Gediminas Pocius, Agnė Jurgelevičiūtė, Micius Power, Atsarginis 430 pagarba, Ramas Ramaska, ačiū labai kaip visada, Franklinai 321, ačiū tau, Sasaks 1, ačiū. Ačiū Donatui Mazeliui, Karaliui, Išrinktasam, Asidabrui, Sigitai Bružaitei, Zelkai, Žydris Live, Robertui Barkomui, Mariui Jasevičiui, Parui Aiduzui, tavo mamai 912, Davidui Apalui, Gerdai Malinauskaitei, Dariui Gasaičiui, Nikstas, Da Indeed, Jozui Petkauskui, Kucinui. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau padaryti, tai dar grįžtant šiek tiek prie Irako, buvau prižadėjęs bendrakelėjams dovanų, kad apdovanosiu suvenyrais, kurie prisideda prie kelionės, palaiko, rašo komentarus. Tai išrinkau 2 bendrakeleivius, vieną iš komentarų, kitą iš bendrakeleivio bilietų turėtojų. Tai Mindugui Vanaganai ir Jolanta Karolis, prašau susisiekit su manim, aptarsim, kaip galima įteikti jums kupiūras su mano autografu, susiorganizuosim gyvą susitikimą, kaip grįšiu, paspausim rankas, nuotrauką pasidarysim. Laikas sės prie busiko vairo, kurt variklius, laukia daug kilometrų, naujų šalių, naujų nuotykių ir šiuo metu tikriausiai esu jau pakeliu į Iraną, tai su Iranu irgi turėkite omenyje, kad interneto ryšys gali būti sudėtingas, užblokuoti ir socialiniai tinklai, bet tikiuosi, kad būsiu aktyvus, pavyks su jumis susisiekti, pasakyti, kad esu gyvas ir sveikas ir pasidalinti nuotykiais iš ten ir susidėkit šiltas aprangas. Važiuojame į Vidurio Aziją, kuri šiuo metu šaltoka ir dalinsimės vėl tą pačią busiko lovą, mintimis ir kaip mums pavyks išgyventi tą tolimesnę jau Aziją. Tai labai tikiuosi, kad iki greito ir iki pasimatymo bendrakeleiviai. Iki.